Arūnas Kumpis Ukrainos karo audrose. Savanorių iš Lietuvos dienoraštis. Ištrauka. Naktinis minavimas. Birželio 27 diena. Apie 5 val. Ryto sviedinius iš Mitsubishi priekabos iškrovė namo kieme. Tos pačios vakarykštės sudėties jau įprastų tapusių maršrutų patraukėme link fronto. Rytas buvo nuostabus, tarp rūbėkšančių pakelės medžių mirgėjo ryto saulės spinduliai, pasidabinus ryto rastos lašelį žiūrėjo žolė. Prisiminiau savo vasaros kelionės dviračiu iš Vilniaus į Nidą. Ką žinai, šiemet bepavyks nulėkti iki pajūrio. Bet ką galiu žinoti, prieš pat karą buvau pradėjęs ruoštis rimtesnei kelioniai, net įsigijau naują kelioninį dviratį, kuris taip ir tebestovė su nenukirptomis etiketėmis. Na, o padėtis fronte vis nestabilesnė. Fronto linija trukinėjo, rusai kasdien pasistumdavo po kelis kilometrus į priekį. Tarp ukrainiečių buvo daug žuvusių ir sužeistų. Šiandien ryte dar pasiekė žinia, kad 24-osios brigados kariai pradėjo maištauti, atsisakti vykti į jiems priskirtas priešakinės pozicijas. Galėjau juos suprasti, kaip priešo artilerijos persvara tokia akivaizdi, tik laiko klausimas, kada priešakinės pozicijos bus išdaužytos, o gynėjai sunaikinti. Ir tai tik pradžia. Pritraukti rezervai leido kiek stabilizuoti padėtį, bet ar ilgam. Apie 7 val. Pasiekėme Verchniokamjankos gyvenvietę. Važiavome kelis kilometrus besišnešę centrinę gyvenvietės gatve, kurios pakraščiuose buvo prikimšta vyriausios karinės technikos. Aplinkui zujo šimtai karių, buvome apie 10 km nuo fronto linijos. Stojame pietinėme gyvenvietės pakraštyje per kažkokį ūkinio pastato. Netoliese grūsmingai dūdėjo svetinius į priešus pozicijas vaidė mūsų artilerija. Tokia manystė mums nežadėjo nieko gero, tačiau neturėjome kito pasirinkimo, mat visoje fronto atkarpoje virė intensyvūs mūšiai. Pakėlę droną supratome, kad ką žinant, šiandien pavyks nuveikti, ką nors naudingo dėl dūmų sklindančių iš degančios naftos perdirbimo gamyklos. Matomumas buvo labai prastas, o atstumas iki priešo 10 km per didelis. Nutarėme, kad kol kas laukti ir stebėti padėtį. Gerų naujienų nebuvo. Apie 10 km Bachmuto esančiame Soledaro miestelėje būrys ukrainiečių uniformomis persirengusių priešų, kurių surengė išpuolį prieš ten įrengtus amunicijos sandėlius. Iš perimtų priešų pranešimų paaiškėjo, kad rusai ruošiasi atkoti strategiškai svarbę Verchniokamjakos gyvenvietę, kurioje šiuo metu buvome sustoję. Palaukę iki vakaro nusprendėme judėti link bazės. Šiandien pagaliau gautas leidimas atlikti minavimo darbus. Nutarėme nedelsti ir taip pat ryti šią naktį. Grįžę į būstinę pradėjome rengtis naktiniai užduočiai, pasitikrinome naktinio matymo įrangą, termovizorius, pakrovėme sviedinius, įsimetėme kastuvus. Fronto kryptimi išvykome 8 val. Vakaro, pakeliui užsukome į brigados štabą, suderinti konkrečius minavimo taškus, bei perspėti greta dislokuotų padalinių atsakingas asmenys apie planuojamas veiksmų zonoje, už kurią jie atsakingi. Mūsų lydėti iki reikmos vietos sutiko 2 brigadų žvalgai. Visi šie pareigūnai užtruko iki 12 val. Nakties. Jau buvo visiškai tamsu, kai išjungė visur žibintus, padėjome link prieš pozicijų. Apie valandą važiavome tarp medžių linijų ir rugių pasėlių gyvenčių dulkėtų laukų keliuku. Pagaliau pasiekėme plentą ir aukštumą, nuo kurios matėsi nutolusi miškų juosta, ten įsitvirtinęs priešas. Tolumoje protarpiais pasigirdavo kulkosvaidžio kalenimas, o šalimais už kelių šimtų metrų nukrisdavo pavienis artilerijos sviedinys. Vylėmės, kad tai ne tik tikslinis apšaudymas, o priešų trikdyti skirta artilerijos ugnis. Radę tinkamas vietas iškasėme duobes, jas nuleidome sviedinius, tada prijungėme detonatorius ir viską užpylėme plonu žemės sluoksniu. Užtrukome apie valandą. Kitomis dienomis stebėsime priešų judėjimą šiame ruože ir reikiamą momentu detonuosime užtusius nuotoliniu būdu. Į bazę grįžome gerokai pavėdavusi. Diena nepraėjo veltui.